Histeroskopija rekomenduojama tada, kai yra neaiškios kilmės kraujavimai iš gimdos, kai įtariami gimdos polipai, pogleivio miomos, kai įtariamos gimdos pertvaros, kai reikia pašalinti svetimkūnį, tai dažniausiai tai yra spiralė, nevaisingumo atvejais, įtariant gimdos kaklelio kanalo pakitimus. Histeroskopija yra tikrai moderni pažangi chirurgijos sritis ir jinai tinka viso amžiaus moterims. Taip pat tiek jauname, tiek menopauzėje. Tikrai nereikia bijoti, kadangi operacija yra neskausminga, jinai atliekama intraveninėje nejautroje. Jinai trunka apie 30–40 minučių. Specialiais skėtikliais praplečiamas gimdos kaklelio kanalas ir tada pro makštį gimdos kaklelio kanalą į gimdos ertmę įvedamas histeroskopas. Tai yra optikos pagalba apžiūrima gimdos ertmės sienos. Randami pakitimai, jie įvertinami, paimamas tyrimas ir jeigu reikia atliekamos reikalingos chirurginės intervencijos. Pačios procedūros metu tu gali vaizdą padidinti, sumažinti, paryškinti, ta prasme, tu gali jį įvertinti jau procedūros metu ir paimti medžiagą ištyrimui būtent iš tos vietos, iš kurios ir reikia. Tai būna dažniausias klausimas ir mes visada nuraminam, kad skausmo moteris nejaučia, po to jinai gali jausti tokį lengvą maudimą pilvo apačioje, kelias dienas gali pakraujuoti, iki savaitės. Tai va, po kelių valandų jie važiuoja namo. Ir sekančią dieną jau gali grįžti į darbą. Histeroskopija gali tiksliai nustatyti ligos priežastį. Jinai yra tausojanti procedūra, todėl mes anksti galim nustatyti ligą, skirti gydymą ir manau tuo mes gerinam tikrai sveikatą ir gyvenimo kokybę. Operacijos dieną pacientė turi būti nevalgiusi, negėrusi. Jinai turi atlikti bendrus kraujo tyrimus, kardiogramą. Tinkamiausias laikas yra po mėnesinių, tuo metu gimdos gleivinė yra ploniausia ir geriausiai matomi pakitimai, taip pat negali būti jokių infekcijos požymių. Didelių apribojimų nėra. Rekomendacijos. Tai būtų 2 savaitės nenaudoti makšties tamponų, nesimaudyti baseine, vandens telkiniuose, neturėti lytinių santykių dėl infekcijos galimybės. Ir taip pat apriboti intensyvų fizinį krūvį.